Virš Lentvarietės Marijos gyvenimo nepakyla vargo uždanga. Kiekviena diena gyvenimas į skolą, kova už puodą, kuriame būtų maisto 5 vaikams. Jos pačios tėvų šeimoje niekas nemokė būti mama, kai Marija 18 pagimdė pirmą sūnų, buvo išvaryta iš namų. Mūsų mama mėgdavo išgerti. Kaip trezva nieko neskaitė, kaip išgerdavo, ten visą laiką mane muždavo, varydavo. Net sunkiausiomis valandėlėmis Marija nepalengvino gyvenimo stikleliu, nekartojo motinos klaidų. Ankštame vieno kambario butelyje, kur visi turi tik savo lovą, lėkštę, daugiavaikė mama skaičiuoja kiekvieną litą. Niekas nesikeičia, tik vaikai auga, skurdo siena neįveikiama. Už mažutėlio butelio šildymą žiemą kone 400 litų iš vaikams skiriamų pinigų. O dabar, kaip pašalpą nuėmė, vis tiek visiems pašalpą nuėmė. Ir vis tiek sunkiau. Tėvystės vaikams nenustatyti. Vis tiek ateis žiema, reikia galvoti, ateis žiema, reikia smokėti, ką vėl valgyti. Kas 2 metai Marija gimdė. Su vyrais nesisekė, turėjo 2, bet ne vienas prie altoriaus nekvietė. Kol trynė kalėjimo gultus, moteris pati viena augino sveikus, gražius vaikus, neturėjo su kuo nei vargu, nei džiaugsmu pasidalinti. 18 metų aš turėjau ir Vitaliką pagimdžiau pirmą. Ir prasidėjo mano visi vargai. Tai pradėjau ir gyventi, pati savo. Jei ne Karitas pagalba maistu iš viso nesuvokiama, kaip Marijos šeima išgyventų. Moteris, nors daug vaikų, daug vargo labai, bet labai kabinasi į gyvenimą tikrai. Ir padėti, kai jos ateina ir to prašo, tai visą laiką tai yra gera ir norisi. Mes šiandien matome, kad šioms mamoms išbandymai netėmė jokios gyvenimo vilties. Bet visi šių šeimų išbandymai tapo ir tampa jų tikrosios vilties pagrindu. Artėjant motinos dienai, žiniasklaidos holdingas Baltic Media Alliance visus neabejingus kviečia prisijungti prie gerumo akcijos Padėk mano vargstančiai mamai. Jūsų viltį ir paramą mamoms perduos organizacijos Karitas darbuotojai. Kasdien, visą balandį geros valios žmonių lauksime Karitas centruose Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Panevėžyje. Daugiau informacijos bendruoju akcijos telefonu Vilniuje 85 261 1014 ir internete www.dalinkisgerumu.lt.